Štai matyti, taip labai neramu. Dirba temptai sekretorės, kiekvienas kampas šnabžda, kažką tariasi, lyg lemiamą naktį. Pirmininko Landsbergio priimamasis. Taip dažnai teks veikti. Antra valanda nakties, aš nedrįstu kalbinti gerbiamą mūsų pirmininko, dar gyvas, laikas jis skambina, sukasi. Išgelbėsim Lietuvą, o vyrai vaikšto su ginklais. Štai kokia. Labą rytą, mėly panevėžiečiai. Sąlygos neleidžia pas jūs atvažiuoti, susitikti, bet gal